nekenčiu Apple produktų. Kodėl? Aš galiu atsakyti, kodėl. Žinot kodėl? Aš pats naudojuosi iPhone'u ir kodėl aš nekenčiu Apple produktų, nes Apple'as galėtų savo tinklalapyje įsivesti tokį skyrelį, kur galėtų parašyti, mums nesvarbi jūsų nuomonė, nes jūs esate niekas, jūs esate tokie mažiukai mūsų klientai, kad mums visiškai nesvarbu, ar mūsų produktas jums sukėlė kažkokių patogumų ar nepatogumų. Ne. Kas iš jūsų garantinio laikotarpio buvote nunešęs bet kurį Apple produktą į garantinį remontą? Kelkit rankas, kas iš jūsų? 1, ar ne? 2, 3, 4. Kiek iš jūsų buvo... gerai, aš nepakeliausiu. Kiek iš jūsų Apple gaminiams po nunešimo į garantinį remontą buvo nuimta garantija? 2, 3 žmonės. Jūs nunešėte daiktą, kuris sugedo, ir staiga jie pakrapštė tą daiktą, pasakė, mechaninis pažeidimas. Lengvas mažiukas plastiko įlenkimas yra mechaninis pažeidimas, dėl ko jūsų telefone staiga pradėjo neveikti mygtukas esantis visai kitame telefono gale. Taigi, aš nekenčiu Apple. Ir kitą kartą aš pirksiu Apple. Tai čia tas pavyzdys puikiausiai gali galioti Lietuvoje. Aš kalbu apie tokį monopolį. Būtent toks monopolis yra visų mūsų galvoje. Mano kaip asmens, marketingo strategija, ko gero, ypač mokantis, buvo panašiai kaip Apple. Tai yra, tu neturi antro šanso padaryti pirmą įspūdį. Aš visą laiką to vadovaudavausi ir, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, kokia jau 11-12 klasė mokykloje būdavo, kai tu žinai, ką tu nori maždaug studijuoti, aš bent jau žinojau. Yra, aišku, tokių, kurie vis dar ieško savęs, bet visą laiką žinodavau, kokių dalykų man reikia ir kokių nereikia. Tai, pavyzdžiui, pirmos 2 savaitės, kada ateidavo naujo mokytojo, aš būdavau tas, kuris visą laiką pirmas keldavo ranką. Ir per tas 2 savaitės aš pasiformuodavau tą pirmą gerą įspūdį ir po to aš galėdavau nieko nepadaryti, tą, ką dabar daro Apple. Tai iš esmės tokia strategija pasiteisina ir kaip mes matom ir prekių ženklams labai dideliems pasaulyje. Iš esmės jūs turite dabar unikalią galimybę. Tai mes visi čia susirinkę, ko gero, jūs tam tarp irgi tarp savo bendramžių, jūs čia esat visi protingesni negu vidurkis, sakykim taip, nes jūs mokotės aukštąjį mokslą ir reikėjo kažką padaryti, kad čia atsidurtumėt ir ne tik sėdėti prie televizoriaus su pulteliu. Tai jūs dabar turite unikalią galimybę ne tik, kad kažką išmoktis. Aš atsiprašau, pataisysiu prie kompiuterio su peliuku dabar. Taip, bet dar tada, kai jie buvo maži ir augo, dar buvo televizorius. Tas buvo jau. Tai va, tai jūs kažką padarėte, kad čia atsidurtumėt ir jūs esate dabar tarp protingesnių negu vidurkis žmonių. Tai išnaudokit tai, išnaudokit tos ryšius, išnaudokit tai, kad jūs būkit patys kaip asmenys matomi, tam tikrą sritį pasirinkti ir taip toliau. Ir nebūtina, sakykime, visko išmokti, sakykime, ką jūs čia moko, bet iš esmės reikia pasiimti tai, kas jums atrodo įdomu, visų pirma įdomu, nes įdomiausia yra dirbti toj srity, kurio įdomu. Paprasta, neatrodo. Tai va, tai ir tos kurkite ryšius visų pirma, nes dabar ką mes matom, tai va, mes su Tomu esam pažįstame, ne iš seniai, tam galim kažkokių bendrų projektų padaryti, kažkoks tai mano, sakykime, buvęs kolega universitete, kurie kažkokia įmonė kreipiasi pas mane patarimo ir atvirkščiai ir taip toliau. Tie ryšiai jie nuolatos yra. Prasme, ir jūs turite juos kurti jau dabar ir jeigu dar nepradėjote. Tai va, tai dar vienas momentas yra tas, kad turėkit svajonių. Pavyzdžiui, aš visą laiką norėjau dirbti su 2 dalykais. Tai yra su automobiliais, nes man jie labai patinka, čia yra mano hobis, arba su alkoholiu. Tai labiausiai, aišku, aluminės, ko gero, labiausiai mėgstu. Tai dabar šiuo metu aš dirbu su alumi, o lenktyniauju su automobiliais. Tai va, ta prasme, aš irgi apie olimpinės svajonės prisidedu, tik tiek, kad sportas dar nėra įtrauktas į olimpinės sporto šakas. Tai 3 dalykai. Self-marketingas,
ryšiai ir svajonė. Žinokit, ko noriu. Galiu pasakyti nuoširdžiai, kad tikrai nuolatos tenka susidurti su buvusiais grupiokais ir tais ryšiais. Tai iš tikrųjų universitetas leidžia suformuoti bendruomenę ir ta bendruomenė auga kartu, jie užima vis atitinkamas pareigas įmonėse. Tai pirmiausia, universitetas yra ta bendruomenė, kuri išmoksta mąstyti pagal tam tikrą modelį. Bet mokytis, galiu pasakyti, kad reikės ir baigus universitetą kiekvienais metais. Aš nenustoju, pavyzdžiui, mokytis. Čia spalio pabaigoje galbūt pasigirsiu, teko ir į Londoną išvykti pasiklausyti praktikų kolegų marketingistų iš viso pasaulio, kas irgi yra beprotiškai įdomi patirtis. Ir realiai per metus aš taip vidutiniškai mažiausiai 4-5 kartus einu dar kartą mokytis. Todėl, kad ypač marketingas yra tokia dinamika, tokia nuolatinė kaita ir šie metai iš vis yra beprotiškas lūžis, kai mes jau nebešnekam apie televiziją, radiją ir medijas, sakykime, o šnekam apie audio formatą, video formatą ir... Taip, dėl to, kad yra socialinės medijos, kurios turi begalį įbruktukų įvairiausių ir... Žodžiu, tas yra taip įdomu, kad realiai universitete, jūs, ką ir kolega sakė, jūs turite klausytis, pasiimti tai, kas įdomu, nes jūs tai taikysit po to gyvenime. Bet šiaip tai yra pagrindinis mąstymas, išmokti strategiškai mąstyti ir tas žinias pritaikyti, atrasti, pritaikyti, pasinaudoti ir kurti tą įvaizdį, kurio reikia. Tai aš tiesiog palaikysiu kolegų, kad iš tikrųjų mokslas šiaip tai iš tikrųjų yra būtinas, bet tai yra tik tai pradžia ir su juo ko gero jūs ir aš už tai, kad ir visą gyvenimą eitumėt šalia, bet vien pats mokslas jūs tiek neišsimokinsit ir nepribręsit, kad kažkas gintų savaime. Reikės ir tiesiog veiksmo ir tiesiog jūsų iniciatyvos. Tai aš gal iš savęs kiek irgi papasakosiu, kad kažkur 28-30 metų turėjau tokią krizę, ne? Ir galvojau, ką daryti. Viduramžiuje? Ne, tokia, nežinau. Gal man buvo anksčiau. Bet tiesiog galvojau, ką daryti, ar eiti dar į vieną universitetą, ar tiesiog imti ir daryti. Tai kažkaip su draugu pasidėjom, sakom, gal jau užtenka, gal jau darom. Da, ir padarėm, ne? Ir padarėm ir prašau. O žinau, tai keletą kitų pažįstamų, kur visą laiką, kai ateina tokia krizė, jinai visą laiką pasirodo... Baigėsi terarių visada, žinau. Pasikartoja tada, kada baigėsi mokslai. Ir vieną pažįstamą 4 universitetus buvo pabaigus ir sako, aš vėl tokioj krizėje. Mano kasdienėje veikloje aš turiu labai daug kūrybiško darbo ir aš tikrai skiriuosi nuo šitų kitų svečių, nes dirbu su dar pristupnėjimo produktų. Tai reiškia, aš jas darau vos ne idėjoms iš principo. Visos idėjos mano nuomonė tvyroja ir aš tiesiog jų ieškau, inspiruoju save, remdamasi kitų sėkmės istorijomis, ieškau ir probleminių variantų ir tuomet tokiu būdu išsiryškina, ką aš galėčiau panaudoti savo nūdienoje veikloje. Aš kada dirbu Udinės Oranž Virus gatvės krepšinio brandų ir visą laiką metus lydėdavo nauji turnyrai ir vis reikėdavo padaryti kažkokį kitokį renginį ir šeštadienio Lietuvos rytas ateina, aš atsiverčiu ten kažkam puslapį išsamus straipsnis apie patį griežčiausią Amerikos kalėjimą. Ir taip susidėjo mintis, o kodėl nežaisti kalėjime to krepšinio, ne? Ir taip gavos, kad mes 5. Oranž Virus gatvės krepšinio turnyrą atidarėm ne kažkokiam paprasčiausiam Lietuvos tardymo izoliatorių ar dar ten kažkur. Mes jį padarėm Lukiškių kalėjime ir sulaukėm labai didelio dėmesio. Tai mes biškį padarėm viską kitaip. Nebijokit klijuoti tą druską ir cukrų į vieną gabalą ir kažkas vis tiek gausis kitaip ir čia gausis rock'n'rollas. Ir man labai patiko idėja, nežinau, jūs dar atsimenat ar ne, buvo tokia legendinė Chicago Bulls komanda su Jordanu ir Rodmanu priešakyje.
tai jie nesiskaitė kaip krepšinio komanda, jie eidavo kiekvieną vakarą žaisti krepšinio kaip rock'n'rollo komanda, dėl to Rodmanai ten nesekdavosi. Tai tiesiog reikia biškį tam tikrose situacijose supankuoti ir ypač jūs dabar esate tam amžiui, kada visos klaidos yra toleruotinos jums bent kaip žmonėms ir jūs iš jų tikrai pasimokysit ir pamatysit, kad iš tų, tarkim, nesėkmių iškils tam tikri perliukai, kuriuos tikrai pasiimsit ir atsiminsit visą gyvenimą. Tai būkit drąsūs tiesiog. Turėjom vieną tokį klientą, tokį agentūros siaubą. Žinokit, patikėkit, bus tokių klientų ir nemažai jūsų gyvenimas. Kur mes tikrai kaip komanda įdėdom daug pastangų, ieškant tų idėjų, ieškant tų naujų būdų ir pateikdavom jam kažkaip ir jis taip liūdnu veidu nedžiugiai tai pasižiūrėdavo ir sakydavo, geriausias idėjos gimsta tualete. Tai reiškia, kad visiems darbuotojams reikėdavo skirti laiko, o būti ten, ar ne? Taip ir yra, jis kažkokios ieškojo tualetinės idėjos. Ir mes iš tikrųjų jos taip ir nesuradom. Ir ten paskui viskas baigėsi liūdnai. Nesakysiu, kuris ten klientas. Bet tai iš tikrųjų visos idėjos, ką noriu padrąsinti jūs, gimsta iš informacijos, gimsta iš patirties, gimsta iš dalinimosi. Jeigu jūs jų ieškosite, jūs jų jas rasite. Čia tas pats, vėl aš iš Dzūkijos pasakysiu, jeigu aš einu ieškoti baravyko, aš jos randu. Jeigu einu aš ieškoti grybų, aš nerandu jų. Tai suprantat. Ir viskas čia jūsų galvose. Jūs būsit atviri naujom patirtim, atviri naujom pažintim, atviri naujom idėjom, naujom komandom, dalinsitės, ieškosite kitų būdų ir save programuosit, kad tos idėjos tikrai norite rasti ir jinai turi būti originali, o ne jau kažkieno padaryta, jūs ją ir atrasite. Bet jeigu galvosite, kad nuėjus į vieną vietą jinai gims, aš jums galiu pasakyti, kad jinai tokia ir bus ir nuleisit ją su vandeniu. Kartais susiduriu praktikoje, tai vat yra tokia tipiška situacija, kai ateini pas žmogų ir sakai, pasakyk dabar ką nors. Ir žmogus visą laiką nutyla. Ir jam, kad čia dabar pasakyti. Kad čia dabar pasakyti, ne? Tai labai dažnai būna, pavyzdžiui, kadangi aš dirbu su komanda ir dizaineriai ir panašiai, ir dažnai, jeigu tu ateini kaip vadybininkas, nes daugelis iš jūsų to siekia ir tuo pradės dirbti ir sakys, dabar tu čia man sukur ką nors. Rezultatas dažniausiai būna nulinis. Pirmiausia, mano toks patarimas, kad jeigu tai ypač didesnis kažkoks projektas, kad ne tas, kad mes uždedam foną ir tekstą, ne, tai nebijoti susėsti komandoje ir nebijoti pasikviesti žmonės iš kitų padalinių arba žmonės dirbančius tuo metu gal prie kito projekto, jeigu tai yra didesnė komanda. Todėl, kad visą laiką 2-3 galvos yra geriau ir nebijoti mėtyti viens kitam bet kokias nesąmoningas idėjas, nes kitą kartą žmogus išgirdė žodį kalėjimą, apie kažkas papasakos, kad tiesiog paskaičiau tokį straipsnį ir sakys, o, darom turnyrą kalėjime. Ir taip labai dažnai būna, kad tiesiog vieni moka pasigauti ir tą vystyti. Aš tokį labai gal kvailą dalyką pasakysiu, kuris iš pradžio pasirodys gal įdomiai, bet neklausykit, ką sako kiti žmonės. Klausykit galbūt, ką sako profesionalai, bet neklausykit, ką sako šiaip žmonės iš pašalės. Nes dar vienas labai yra svarbus dalykas, tai yra va čia. Ką jūs jaučiat, kas yra širdį. Man vienas labai didelės kompanijos, labai aukštas pareigas užimantis žmogus yra pasakęs, sako, mes jeigu galėtume ištirti viską tyrimais ir nereikėtų jūsų to šešto jausmo, mes jūsų ir nesamdytume. Labai nesigilinant į teoriją, kadangi atstovauju kavos kompaniją, kaip ir mano kolegė, tikrai esate skaitę ne vienas ir girdėję, kad būtent kava padeda parduoti namus. Sakykime, įrodyta tyrimais, kad jeigu brokeris išvirė šviežios kavos namuose, po to ją
namus pristatinėja pirkėjams, pirkėjas būna palankiau nusiteikęs, arba jeigu yra tikėtinai sudaromas verslo sandėris biure ir jūs pasiūlote puodelį kavos, jūs iš karto gaunate tą tokį pozityvų palankumą. Tai mes pasąmoniškai iš tikrųjų visas tas marketingo teorijas žinome, tik tai niekada nebijokite taikyti mažais žingsneliais, bandyti iš savo patirties, ieškoti ir suprasti, ko jūsų būsimam klientui ir vartotojui reikėtų. Sakykime, kaip jūs šnekate apie marketingo gurų, jūs negalvokite apie teorijas, apie mokslą, kaip aš čia dabar kokį modelį pritaikysiu, kaip čia man dabar moksliškai prieiti prie to klausimo. Jūs galvokite apie savo klientą, ko klientas nori, ko jisai tikisi, kokie jo lūkesčiai, kaip man padaryti jį laimingu. Bet teorija padės, o teorija padės tai įgyvendinti, tai yra visko pagrindas. Turėkit omeny, kad reikia daug savo vagą toj sėkmėje, kur jūs esat, ir ją multiplikuoti labai saikingai ir nesišokti aukščiau bambos. Darykit tai, ką jūs išmanot, ir gilinkitės į tuos dalykus ir darykit tikrai gerus darbus. Ir nebijokit apie tuos gerus darbus šnekėti. Tikrai ir apie tą gerą darbą skleis savo informaciją. Ir nes selfiai, ką jūs valgot arba kur jūs linksminatės, visi tą gali padaryti, bet gerą darbą ne visi gali padaryti ir tai yra jau yra šiokia tokia galbūt mada kada nors bus. Tai tiesiog turėkit šitą idėją. Ar bus lengva? Tikrai ne. Ar galima klysti? Tikrai taip. Ar galima žiauriai klysti? Galbūt ne. Pirmiausia, tai vienas dalykas tai degančios akis, antras dalykas nebijoti dirbti. Nes pati esu pabandžius, turėjau keletą jaunimo, kurie atėjo su degančiom akim ir kai reikia kurti idėjas, ten kažką, o kaip faina, kaip noriu, bet kai reikia nueiti sandėlį atsinešti dėžę, kai reikia surašyti medžiagą sutarčiai, nuobodu, tai čia ne man, aš tik tai kurti noriu. Tai tai reikia ir kurti, bet ir nebijoti darbo ir tai įrodyti. Metodikos susidaryti sąrašą, nusimatyti savo svajonių darbdavius arba sritis, pasianalizuoti, susimažinant rinkti giliau, pas ką jūs norėtumėt dirbti ir ką jums būtent trumpalaikiu laikotarpiu norėtumėt padaryti ir tikrai tai veikia.